Labas, Ieva. Labas, Lina. Birželio mėnesį, 17 dieną, vyks Trečios akies aktyvavimo seminaras. Nuostabus, stiprus seminaras. Stiprus seminaras. Taip. Paminėsiu dar, kad trečiosios akis simbolizuoja logiką, intuityvumą mūsų. Sąmoningumo erdvė, einant link sąmoningumo erdvės daugiau. Nu jo, čia labai protingai skamba, iš tikrųjų tai yra mūsų žinojimas. Mūsų logika, jinai netgi dar yra šiek tiek žemiau. Aišku, susijusi su trečia akim, tai yra labai stipru, bet trečia akis jau yra žinojimas grynas, kuris yra net už mąstymo ribų, kur tau ateina žinios. Ateina informacija, ateina intuityvios idėjos visokios, kūrybinės idėjos, kur va šiaip tu nežinai iš savo patirties, iš istorijos, o ties va trečiaja akim, ar ne, kai tu nurimsti emociškai, mintimis, tau gali ateiti originalios idėjos, tau gali ateiti technikos stebuklai, va iš ten žmonėm gimsta viskas. Iš tos va tylos, ko dar nėra pasaulyje sukurta, ateina iš ten. Ir atrodo, iš to centro jo ateina. Vieniem ateina miegant, kai žmogus visai nurimęs, kitiem kažkokioj kitoj būsenoj. Būna, nu aišku, čia jau ne pati geriausia, kur narkotikus vartoja. Bet ten jau yra nevaldoma, ten būna daug visokių negerų pašalinių poveikių, bet tuo momentu būna nuraminta mintis, emocijos. Ir aktyvinasi iš to. Tai kokius mums dar horizontus atveria, nes vis tiek mes ir matom, girdim, jaučiam. Taip pat taip mes tai darom, tai ką dar tokio stipraus galima patirti? Stipraus galima patirti, va tą stiprią tylą, galima patirti dar yra va toks dalykas, kad, sakykime, kažką nori padaryti, pasiekti, galvoji, stengiasi, pergyveni, o tas galvojimas jisai nepadeda. Kai paleidi situaciją, va tada vyksta, o kai paleidi, tu vėl nueini va ten, ties trečia akim. Tu pajauti, kad tu atsipalaiduoji, nueini į ramybę ir tu pajauti, ką daryti. Tokį balansą, tokį tu fokusą turi savo tikslą tokį, bet tu nesistengi ir va tame yra nauda. Sudėlioja vienu žodžiu tokį. Be to, aišku, čia ir gali gydyti, gali burti, gali magiją užsiimti, kuo tik nori. Nu irgi kam ko reikia. Gydymai, va, kas tinka, kas netinka, labai va tie svarbus dalykai. Ir mes darysim įvairias praktikas, kad, suprasti, kur pritaikyti realiai gyvenime. Kur pritaikyti, viskas tinka, viskas dera, tik reikia pritaikyti kam ko. Pritaikyti realiai gyvenime, kaip padėti savo, kaip padėti artimiesim. Va tą naudojantį. Ir balto, ir juodo reikia. Ir kaip ne vien tik tai ant automatinio tokio režimo gyventi, bet, va tuo kūrėjų tokiu tapti. Tai už kokią būseną aplamai atsakinga ir kas trukdo, kas blokuoja aplamai, ko atrodo važinom, bet kas blokuoja, kad mums dar vis taip kažkaip sunkiai gaunasi, tai patirti, pajusti, išgirsti, pamatyti. Dar labiau, pajusti, dar geriau, dar labiau patirti, žinoti. Trukdo labai visokie tie išoriniai veiksniai. Pavyzdžiui, dabar tai labai trukdo internetas. Perteklius informacijos, mes ten gyvenam tiesiog. Mes gyvenam Facebook'e, gyvenam visokiuose filmukuose, įvykiuose. Iliuzijoje. Daugiau taip jinai tokia. Galima sakyti iliuziją, o galima sakyti, aš gyvenu ten, kažkam kažkas atsitiko, tėvo reikalai, mamos reikalai, draugų reikalai, kažkam bėgu padėti, aš visiškai save išbarstau. Savęs nelieka, nėra tos, o ta tyla, jinai tarsi tokia lieka, ai nelabai įdomu, čia dar įdomu drama kažkokia,
einu va ten pakovot, kažką įrodyti, siekti karjeros, dar, nu, va tokie va. Tai ramybė išbalansuoja tiesiog. Išbalansuoja jo. Kas ir yra, kaip sako, ta viskas galvos nesąmoningumo. O tarkim, kokie požymiai, kaip va, įvyksta jo, ne? Taip užsiblokuoja ar tiesiog, tarkim, Suprantu klausimą, nu jo, tik tai dabar kaip čia atsakyti, taip va, yra žmonių, kuriems visai nelabai reikalinga, tokie, aš sakyčiau, gal jaunos sielos. Jom dar labai įdomu daržą auginti, jom dar labai įdomu va tokie paprasti dalykai. Vaikus užauginti, santykiai, nu, tai neaiškia, tai blogai, tai yra, bet jom užtenka va tų paprastų dalykų yra žmonių. Elementarių. O yra va tokie žmonės, kuriem jau norisi kažko gilesnio, savęs pažinti labiau. Tokių liktai aukštesnių kažkokių vibracijų, kažkokio aukštesnio suvokimo savęs. Tokio dar gilesnio. Tokie kaip įvyksta vis tiek transformacija žmogaus pokyčiai, ne? Atrodo, Jo, va, kažkoks prasideda tokios vadinamos lomkis kūne, kad va kažko noriu, kažko dar nori, lyg žinai, kad kažkas dar egzistuoja pasaulyje, ne vien pinigai, ne vien čia artimieji, dar kažkas. Kažkoks ieškojimas lyg yra. O ieškai, nu, vat savęs to ir ieškai. Jauti savo tobulumą, tik tai reikia vat nurimti ir į ką atkreipdėmėsi. Pavyzdžiui, maistas įtakoja į tą visą? Maistas įtakoja ir gana stipriai. Jeigu žmogus nustoja valgyti mėsą, sunkų maistą, pas jį labai praskaidrėja aukštesnės vibracijos. Ir tada lengviau yra pajausti, lengviau matyti, lengviau medituoti. Blaivumo duoda daug. Mėsa, nu, apie alkoholį aš už vis nekalbu, jisai viską išplaukia ir visai tavęs nelieka. O mėsa labai žemina jinai. Mėsa, sunkus maistas. O pavyzdžiui, sapnai? Sapnai yra susijęs su trečia akim tuom, kad aktyvinant šitą centrą, sapnai darosi labai ryškus, įdomus. Jie nėra jie niekada nebus baisus. Siaubo sapnų tada nebus, jeigu tu ant aukštesnių vibracijų gyveni, ten koncentruojasi ir valdomi sapnai. Kai sapne tu prisimeni, kad sapnuoji ir tu gali keliauti veikti, ką tu nori. Net tu valdai sapną. Man būna taip, kad net ir nereikia ne per sapnus, va tiesiog kažkur tai kokiai meditacijai, ar tiesiog užsimerki ir tas ryškumas paaktyvėja aplamai. Jo, ir gali būti tiesiog pradedi matyti spalvą. Spalvas matai. Vieną, kitą spalvą iš kažkur, tai ir taip jos labai gerai yra matyti. Čia jau aktyviai. Ryškesnės spalvas. Čia jau trečia akis mato. Tai va. Nu, aplamai, o kas padeda susigrąžinti tą vadinamą ramybę, balansą, kad veiktų ta trečioji akis? Kad jinai veiktų. Nu, šiaip padeda jo. Padeda gamta, padeda muzika graži, bet vis tiek reikia koncentruotis. Nu, kad būtų... Dėmesiu būti va toje vietoje. Meditacijos. Meditacija, poilsis, miegas būtina. Pati pastebėjau, kad pats gražiausias eleksyras grožio, poilsio miegas. Miegas, jo. Miegas gydo iš vis nuo visų stresų. Bet kartais, kai per daug streso žmogus jau nebegali net išsimiegoti gerai. Labai daug dabar žmonių skundžiasi, kad miega prastai, kad užmigti negali ilgai. Tai perteklius. Srauto to didelio. Tai ir sako, prieš miegą gerai būtų nors tokio ramybės būsenai, kad ir pasivaikščioti, kad nurimtų viskas. Knygą paskaityti, kur tu ten nusiramisi, kai ten rūpi
kažkokį pažiūrėti video. Aha, nu įvairių čia, reikia pačiam Ar dar ką žmogui nors? nepasirinkti, kas jam aktualiau, ar eit pasivaikščioti, ar porą straipsnių knygos būtent paskaityti, ne internetinės, bet knygos. Jo, bet tai irgi dar tik nuramina, kad protą, dar nereiškia, kad tu ten atsiduri ties trečiaikim. Taip reikia čia. Ten jau turi vis tiek tą koncentraciją tokią daryti. Aš manau vis tiek, kad čia nuo vieno karto kas be ko, čia reikia Ne, nu čia treniruotis. treniruotis. Kaip va treniruojamės viską, visokie raumenį, bet kokį raumenį reikia ištreniruoti. Ja, čia irgi turi būti procesas. Taip. Ne vienos dienos. Taip. Ir tada jau pajunti, kaip jau vyksta, tada va, gali Taip, būti ir ir po bus- 5 dienų, po 15 dienų, ne po savaitę. Nu, mes jau su viso įvairių, nu, kaip įvairių bagažą jau iš anksto turim. Kiti jau būna mato, bet bijo matyti. Taip, taip, arba nemoka valdyti. to, ką Nežino, kaip mato. elgtis su Taip, tuom. taip. Nu tai va, tai šitos žinios bus. Kai Šitos žinios bus, tai dar kartelį primink, seminaras vyks Birželio 17, valanda. 19 valandą, 5 dienos iš eilės, registruotis galima jau dabar. Čia bus Gali uždara rašyti grupė. man, rašyti Aurelijai, visa informacija yra Aš irgi bus pasidalinsiu. surašyta. Nu, Ir bus pasirašyta. uždara grupė. Žodžiu, Taip. viską rasite, pasidalinsiu Uždara dar postų, dar Aiškiaregių papildomai. grupė. Aiškiaregių, lavinkite čakrą šeštąją. Jo, nes Šeštoji. čia valdžia yra mūsų. Čia valdžia pati geriausia. Nu ką, ir iki pasimatymo. Iki susitikimo.